Nieko, tai pirmas kėlinys, galim sakyti, šiandien mumis nužudė kelios ten klaidelės pradžioje gynyboje, išmetė tos kelis laisvus metimus, leidom jom pajausti tą ir per pirmą kėlinį jos ir nuvažiavo, likę tie 3 kėliniai tokie buvo apylygiai ir matom, kad galim visai su jom žaisti, bet reikėjo pradžioje kažkaip atlaikyti tą. Jeigu detaliau, kas nutiko tam pirmam kėlinį? Psichologija? Tiesiog, nežinau, gal biški per minkštai gynyboje pradėjom momentais, kur gal galėjom prieiti arčiau ir padaryti baudą, leidom kažkur įsiveržti, atėjo pagalba, nusimetė, tikrai pataikė įspūdingai pirmam kėliny 9 tritaškai. Nežinau, ar esu matęs apskritai tokių procentų pabaigti 11-9 pirmą kėlinį, tai sakau. Trenerį Eglė Šventraitė po rungtynių sakė, kad reikia luptis, reikia duoti atgal. Per pirmuosius 2 mačus grupiai Bolonijai lupotės, prieš Italijas gal irgi pritrūko to. Kas pasikeitė komandai? Kodėl nebėra to tokio lupimosi? Ne, kodėl nebėra? Tai mes žaidėm, teisėjai davė didelį labai kontaktą ir mes bandėm to pačiu atsakyti, bet žinot, gerai, gal ten jos žaidžia geresnėse komandose, aukštesnio lygio yra, bet mes kovojam, stengiamės, kai išėjo kaip išėjo. Nereikia čia dabar mūsų smerkti, ar mes turim dar 2 mirk arba gyvenk rungtynės dėl patekimo į pasaulio čempionatą, tai eisim ir kovosim. Kokias pamokas dabar geriausia pasiimti iš tokių rungtynių žvelgiant netgi likus čempionatą? Tai pamatėm, kokį kontaktą davė prancūzės, čia su kitom komandom tikrai irgi nebus lengviau ir kitos komandos pamačiusios, tai manau, kad tą patį naudos prieš mus mes turim atsakyti to pačiu. Tie perdavimai į vidų ir, sakykime, spėjam programą, kaip išbūdint šitą reikalą, nes vėl 25 turbūt plius klaidų. Šiandieną matėt, susidūrėm tikrai su labai agresyvia gynyba ir atrodo, kas pavyko pirmose keliose tose rungtynėse, šiandieną tas jau nepavyko, ta didelė agresija, tie visur išstumimai iš visų užtvarų, visi tie dinainimai, visi tai skau. Iš to ir atsirado tos klaidos. Trenerių žiūrint į šviesią pusę, vis dar turite visus šansus likti 5 Europoje, kas būtų įspūdingas pasiekimas. Kaip reikia dabar persigrupuoti, kas yra svarbiausia per tas 20 metų? Nieko nereikia persigrupuoti, reikia tiesiog pailsėti, pasiruošti sekančiom rungtynėm, mes tikrai nenuleidžiam galvų, eisim ir kovosim. Matėsi, jūs esatės ašaros ant suolo, čia turbūt nėra apie tai, kad nesiseka, galbūt susiduria su kažkokiais sunkumais dėl traumos? Ne, gal emocijos paėmė, žaidė prieš prancūzės, daug laiko Prancūzijoje praleido ir aišku, mes visi norėjom būti ir tam ketvirte, bet taip gavosi, tai turbūt paėmė jūs tą emociją ir iš to. Kalbant apie emocijas, buvot išvarytas iš rungtynių, ar tai pirmas jūsų išvarimas karjeroje ir kaip galėtumėte tai paaiškinti? Išvarimas ne pirmas, bet čia gal jau tokiam aukščiausiam lygiai, bet sakau, nelabai supratau to mano išvarimo. Aš vis tam momente galvojau, kad ten jūs gavote techninę pražangą, aš kaip ir nei žodžio nepasakiau nieko, tai labai keistai, bet nelabai noriu čia komentuoti teisėjų darbą. O tai kokį paaiškinimą gavot, nes mačiau kalbėjot su teisėju, arčiausiai buvusiu? Kad ranka pamojau, nesakau, likau labai nesupratęs. Abi techninė šiaip skyrė jums Lenkijoje, arbitrė, man atrodo, tai nuo pat pradžių jautėt kažkokį negatyvą šios pusės? Ne, nejaučiu ir sakau, nenoriu komentuoti. Davė didelį kontaktą, bet davė jį abiem pusėm, mes metėm irgi nemažai tų baudų. Aišku, momentais gal galėjo toks, nesupratau to traktavimo. Vienam epizodė atrodo, toks pat kontaktas baudos nėra, kitam yra, tai taip tik tiek. Tie tritaškiai toliau nekrenta, ar nėra, kad čia jau į galą įsilindo merginoms, kad nekrenta mums? Nežinau, labai tikiuosi, kad ne. Dar liko 2 rungtynės ir tikiu, kad mes įmesim pagaliau. Treneri, dar jūs jau nebebuvo aikštelėje, bet išėjo 2 žaidėjas, kurios dar nežaidė Europos čempionate, kiek žiūrėjau, kad dėl jų, kad jos gavo bent kažkiek sekundžių pažaisti. Gerai, mes esam 12 žaidėjų, viena komanda. Jos šitam čempionate gal mažesnį vaidmenį turi, bet pažiūrėsim, kaip čia seksis mums toliau, kaip čia viskas klostys ir dar, manau, ir jos savo šansų sulauks. Kaip apskritai jaučiat visą tą palaikymą iš išorės, nežinau, media, žmonės, žinutės, kiek jaučiat tą visą palaikymą, kad esat čia ir esate? Jaučiasi, kažkiek stengiuosi ir atsiriboti nuo tų visų socialinių tinklų, per daug neskaitinėti, bet malonu, kad žmonės domisi, labai norėčiau, kad mūsų ir nepasmerktų, vis tiek žaidėm prieš top pasaulio komandą, galim sakyti, tai tikiuosi, kad ir toliau mus palaikys ir pabandysime iškovoti tą kelialapį į pasaulio čempionatą. Tikrai nepasmerks, jūs jau padarėte daug. Ačiū. Dėkui.